Karių teisų gynėjai piktinasi, kad ministerija nesugeba užtikrinti dabar įstatymuose numatytų karių teisių. Šiuo metu 2 tarnyboje mirusių karių artimieji dėl išmokų kovoja teismuose, pagalbos į teisininkus kreipėsi ir tarptautinėje misijoje sunkią traumą patyręs Lietuvos karys. Kreipėsi karys veteranas, reiškiasi vienoje iš misijų specpajėgose gavęs sunkią traumą ir kada iškilo klausimas dėl jo medpriežiūros, tai yra reabilitacinių dalykų, tai yra protezų pakeitimo, kur nebuvo jokios tvarkos, ar jisai gali prašyti tos med paslaugos ir tie atsakymai būdavo tokie, kad galbūt kompensuosim, gal ne. Anot ministerijos, nuo 2008-ųjų, kai pradėta skaičiuoti statistiką, tarptautinėse operacijose sužeisti 25 Vadas pasinaudojo savo pareigom ir tiesiog karys buvo persekiojimas. Ir šiuo atveju dabar tiesiog persekiojimą įteisino atestatų, o kad atestatais būna atveju, kad siekiama susidoroti su kariais, tai iš tikrųjų yra vieša paslaptis. Kario tarnyba gali būti nenormuota, taip ir dažnai pasisako ministerija tiek ginčuose, tiek kitais atvejais. Tai šiuo atveju karys 24 valandas atbudėjo. Baigėsi budėjimas, vadinasi, perdavė budėjimą kitai pamainai ir tiesiai iš budėjimo į varžybas buvo paskirtas ir šiuo atveju manome, jog būtent tai ir lėmė jo mirtį, tai yra fizinė perkrova. Ministerija pradėjo tarnybinį patikrinimą. Ir tai yra pirmas akivaizdus atvejis, kada karys yra tiesiog persekiojamas. Organizacijos jau rengia įvairius dokumentus. Nutarimui apskūsti, kuris buvo priimtas 28 dieną praeito mėnesio, yra terminas Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir mes tikrai tuo pasinaudosim ir be abejo pasinaudosim ponios Nagienės sutikimu, kad priims iš mūsų įstatymų projektą, kurio mes galėtumėm įteisinti šitų karininkų teisėtus lūkesčius, kuriuos jie turi nuo 1995 metų. Kiek aš pasižiūriu per žiniasklaidą, yra labai toks populiarus bruožas politikams kaltinti vienas kitą ir problemą numetinėti, bet atsiminkim vieną, kad krašto apsaugos sistemos buvusių karių pensijos yra reglamentuojamas krašto apsaugos sistemos organizavimo karo tarnybos įstatyme, kuris numato, kad pensijos yra skiriamos pagal specialią tvarką, kuri buvo priimta paties krašto apsaugos ministro įsakymu V.293 dar 2004 metais. Taip, krašto apsaugos ministerija, jinai būtent visą tvarko dokumentaciją, ką reikia pateikti, kad karys gautų pensiją, yra visi apskaičiavimo koeficientai dydžiai. Tai šiuo atveju ministerija neturėtų kratytis šito dalyko ir matant, kad kaip per konstitucinį teismą šiuo atveju valdininkai gražinasi savo tarnybinius atlyginimus, tai matyt turėtų analogiškai būti aktyvi ministerija, o ne bandyti nusimesti problemą. Prašau. Labas vakaras. Karių teisų gynimo centro vadovas Laimonas Jakas. Iš tikrųjų, pakalbėjom apie Ukrainą, bet ko visgi reikėtų pasimokyti Lietuvai iš tos situacijos. Ne vien tik tai remiant Ukrainą kalbomis ir parama, bet ir tuo pačiu pasižiūrint, kokia situacija yra Lietuvos kariuomeniai. Šiandien mūsų centras atstovauja 14 teismų, kur kariai teisėsi už savo teises prieš krašto apsaugos ministeriją Lietuvos kariuomenę. Kažkada tai prieš 5 metus buvo 10 karininkų atleistų, kurių amžius nuo 30-40 metų iš tarnybos biudžeto taupimo sumetimais. Tai šiuo atveju reiktų pamastyti, kas buvo atlikta ir ką reikėtų taisyti. Tai pradžioj pakeisti požiūrį ir į mūsų karius, kad jie gins mūsų tėvynę, o kas gina juos.
Kita vertus apie tą pačią ginkluotę. Šiandien krašto apsaugos savanorių pajėgų tik žvalgybos būriai turi moderninti ginkluotę. Savanoriai iš tikrųjų šiandien dienai ima svarbią vietą mūsų kariuomeniai. Tačiau apie jų apginklavimą modernę ginkluotę nieko nesigirdi. Kariai toliau kariauja sena ginkluotė. Šiuo atveju AK-4, kuri yra ir ilgi ginklai, sunkus, taiklus ginklas, žinau, prašaudžiau 7 metus pats esu atsargos karininkas. Bet šiuo atveju mūšyje mieste, artimame mūšyje, aišku, G36 yra pranašesnis. Taip, tvarkoj, mintį supratau, net iš daug kas galėtų pratęsti ją, Gediminas Kirkilas, buvęs gynybos ministras, taip. Aš pritariu. Klausau. Labadiena, su Laimonu kalbu. Taip, labadiena. Žinių radijas, nepadėkit ragelio. Jūs klausotės Žinių radijo. Žvilgsnis. Dar viena tema žvilgsnė, jau paskutinioji. Šiandien antradienį mes kartu su Justina norime pakalbėti apie Lietuvos karių padėtį. Ir Justina, kiek žinau, skundžiasi mūsų kariai, ar ne? Jiems nėra tinkamos sąlygos, nes į viršų dabar lipa didesnis dėmesys skiriamas šauktiniams, ar ne? Taip. Ir Laimonas Sekas, Karių teisių gynimo centro generalinis direktorius su mumis, Justina jį pakalbins, o po to jau pasiklausysime, ką apie tai mano ir pats krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Tai labadiena, ponia Jakai. Labadiena. Pirmiausia, norėčiau jūsų paklausti, kas paskatino parašyti tokį laišką prezidentui ir krašto apsaugos ministrui. Iš tikrųjų paskatino nesenai gautas grupės karių nusiskundimas ir būtent tas nusiskundimas buvo pagrindinė priežastis, kuri lėmė to laiško parašymą, tačiau tos problemos, kurias aš išdėšiau, jos jau eilę metų yra ir jų niekas iš tikrųjų nesprendžia. Ir tiesiog po susitikimo su krašto apsaugos ministerijos kancleriu, kada išsakėm tas problemas ir pritarė, kad tokios yra, pažadėjo, kad jie spręs ir mes matome, jau tuoj bus metai ir vis tiek jos nesisprendžia. Reiškia, jos pačios negali būti spręstos, o ministerijos elgesys rodo, kad jos nėra išspręstos. Ir nebuvo kitos išeities, kaip tik tai parašyti atvirą laišką ir išdėstyti tas problemas ir galbūt jau po šito laiško bus imtasi priemonių pakeisti į gerą profesinės karo tarnybos karių tarnybą. Tai pakalbėkime apie tas problemas. Kokias problemas jūs konkrečiai laiške minite? Konkrečiai pirma problema tai yra laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, kada iš tikro esu netgi savo praktikui turėjęs laiko apskaitos žiniaraščius, kur kario tarnyba truko beveik 400 valandų per mėnesį. Ir turiu atveju lygiai taip pat ir nusiskundimų, kur šitam laiko apskaitos žiniaraštį nėra įrašytos teisingos valandos. Arba apskritai yra rašoma T raidė, tai yra tarnyba, nefiksuojant valandų. Ir gaunasi taip, kad kariai iš tikro dirba ir virš tarnybos pakankamai daug valandų, už kurias net negali paprašyti laisvų dienų, reiškiasi, kadangi formaliai yra dokumentai supildomi tokie, kad neįmanoma įrodyti tų dienų. Pone Jakai, ar jūs norite pasakyti, kad yra sukčiaujama ir nusižengiama įstatymams pildant dienoraščius? Šiuo atveju jau šito klausimu, manau, turėtų užsiimti atitinkamos institucijos. Na, darbo iš paskutinio pokalbio su kariu, kuris atstovavo grupelę vieno dalinio karių, taip, tai buvo akivaizdžiai pasakyta, kad rašomos 8 valandos tarnybos, nors iš tikrųjų ištarnaujama 14. Ir kada nuėjo informavo vadą, reiškiasi, jis buvo apšauktas ir išsiųstas pro duris. Ar jūs patys konkrečiai kreipėtės į valstybinę darbo inspekciją su tokiais, iš tikrųjų neįtin maloniais įvykiais valstybinėje įstaigoje? Visa problema yra ta, kad atrodo karys tarnauja kaip yra gerai, bet jam netaikomas darbo kodeksas, reiškiasi, kur yra krašto apsaugos ministro reglamentuotos tvarkos ir ką reglamentuoja
krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas bei kiti įstatymai, šiuo atveju ir tarnybos statutas.